kanavernalę laiko nuo publikos dėmesio už 3 spinų iš 9. Šito niekaip negaliu suprasti, kokia prasme būtų slėpti nuo žmonijos susitikimą su kita civilizacija. Kad neprasidėtų neramumai. O kokie čia gali būti neramumai? Žmonės atvirkščiai didžiuotųsi, kad mūsų mokslininkai rado ateivį ir jį išpreparavo. Tai tas ir baisiausia yra, kad pirmiausia ateivius randa ne mokslininkai, o koks nors fermeris, kuris apeidinėjo savo valdą, rado 3 negyvus jenotus, ten 5 kritusias karvės, 2 vagius susipainiusius koncertinoje ir vieną kažkokį, trikampio formos per didelėm akimų joviščių, kuris ten dar kažkiek gyvas. Ir tada jis jį dar suspardo, nes, ko nesupranti, to bijai. Bet po to jam kažkas topteli, kad reiks skambinti 911, kad jis sako, aš radau fanautų, ten jam sako, prašom nejaukauti, koks jūsų problema. What's the emergency? Sako, aš radau alien. Sako, jūs turite vienį Meksikoną, tai išmeskite per tvorą atgal. Šiais laikais jau sakytų, jau Trumpo administracijos pasadinti 911. A jis sako, ne, jisai didelėm akim, ir kitam galėjo pradėti rimtėti, didelėm akim, įkipai, smakras kaip silpnavalį. Aha, jo, sako, taip, būtent ūgis kaip 1,5 katės, tai maždaug taip. Sakė, stovėkit, kur esat. Kur esat ir nieko nedarykit ir suteikit jiem pagalbą, jeigu dar nepilnai suspardėt. Sako, kaip jam suteikti pagalbą? Sako, user imagination. CPR, sako, aš nedarysiu CPR, nes jis gali nešiot kosminius užkratus. Gali. Kažkokį tarp galaktinį sifilį. Sako, tai tada pumpokit, atsisėskit su užpakaliu ir šokinėkit ant jokio vaikys ant kamalį. Pagal Bee Gees daina. Staying Alive. Ir tada tas rėdimas. Kiek man reiks laiko tai daryti? Kol atvažiuosim. O bet čia sako, iki artimiausio tenai miesto tolokai. 80 mylių. Gali būti pusvalandis. Atsiūsim helikopterį. Jo, su first responderiais. Taip. Atskrenda tas čioperis baisus. Su paramedikais. Su visko, su Sylo komanda. Ir FTB. Ir AISU. Ir ką jie pirmiausia padaro, nutupė ten šalia to, o tas laiko telefoną įjungtų, kad veiktų kaip šiturėlis GPS. Įsilaipina ir bėgom Sylo komanda ir AISas prie to vednieko ir pirmiausia jį nušauna. Kad nebūtų liūdinimų. Tada ta vargša tarp galaktinė kuris galimai dar gyvas. Jis dar gyvas. Jam tada pats drąsiausias Sylų korporalas padaro CPR, jau normaliai su burna į burną. Po ko jis paslaptingom aplinkybėm po mėnesio randamas negyvas, nusižudęs. Arba užsikrėtęs nepagydoma liga. Ir tai niekas nežino, kas čia. Nes jį kai paliečia, kai bando jam daryti autopsiją. Ant lygos jie suverstų ir to fermerio žūtį. Irgi sakiau. Bet kai Sylo korporal bando jį daryti autopsiją, tik paliečia jis subyra į milijardus dulkelių, nėra iš ko daryti. Tampa tokių šalkų. Dulkelės pavirsta į mažus kirminiukus, kurie į dirvą pasislėpia. Nano į dirvą. Ir tada aptveria visą perimetrą ir galingi ekskavatoriai bando iškasti. Korporalą? Iš žemės, tos kirminiukus, kurie iš ateivių. Bet čia neįmanoma. Tuo tarpu ateivių atgal įsikinga. Ateivis čia. Ne, tai mes... tai ne ateivis subyra. Nes ne ateivis subyra. Korporalas, kuris darė CPR-ą. Kirminiukus pamiršta. Laižiaką metą su to. Ir tada, tuo metu, grįžtant prie to įvykio, tą ujobiščių įgabena į... Sarkofagą? Ne, į tokį lavonmaišį, bet per matomą. Į tokį neišnešiotukų inkubatorių. Inkubatoriuką tokį. Kad jis neskleistų lygos, nepabėgtų. Ir gautų tinkamą kiekį degonės ar kito mišinio. Grino, normalaus, žmogiško šilto. Ir gerai, veža į kažkokį tai... Skraidina į kažkokį tai ateivį patanomatologijos laboratoriją. Kariniai bazai. Užtvirtoju kaip nežinau kas. Kaip didžiausia tvirtovė. Taip. Ten Sadamo Huseino tvirtovė rašyto... Palyginus juokai ir to, kaip tas, kur pabėgo iš ukrainiečių. Ir Maduro irgi. Kaip ukrainiečių tas, kur pusamau stranilsi. Janukovičius. Ir paguldo jį ant lovos. Ir ateina... ne ant lovos. Ant preparacinio stalo. Taip. Įjungia lempą. Taip. Kur labai daug šitų kelvinų. Kad viskas balta būtų.
ir toks daktaras su barzda. Daktaras mirtis. Ir su mičiuliu akiniais. Ne, su šito Berijos akiniais. Ir su skafandru. Ja. Skalpelį. Čik tam. A jis dar gyvas? Jisai pulsas yra, akutės užsimerkusios. Į šviesą nereaguoja vizijų. Ir tas daktaras ten papjauna. Aš ten, atsidojusi, ne, jokauju. Nieko tokio, tai negyvas viskas. Tai prieš 100 tokių ateities kartom, kad jis išpreparuotų. Amerikoje tokių surasti daug. Bet vis tiek tu man nesakai klausimą, kokia prasmė slėpti tai nuo žmonių? Kad nebūtų neramų. Kokie čia gali būti neramumai? Žmonės, kai sužino, kad kažkoks atskrydo iš kosmoso ujobičius, tai jau neramu. Tai vis tiek visi jau ir taip ar taip žino. Ne. Tu vat papasakok. Tai aš manim netikiu nieks. Čia yra didelis klausimas, ar jie egzistuoja ar ne. Didesnė dalis žmonių ten tiek naivus, kad galvoja, kad jų nėra. A Velionio fermerio žmona? Taip. Jai po to pareigūnai atneša jo kritusio fermerio kūną uždengtas su valstybės vėliava. Taip. Ir jo belongingus jai atiduoda. Fermerio. Jo. Sako, jisai neiškiam aplikybė mirė. Ja. Pasilaidokit. Juodoji našlė. Duoda jai ten kažkokį tai pinigų, kad jinai ten galėtų organizuoti tinkamą atsisveikinimo ceremoniją visai šeimai ir draugam. O jinai paima jo belongingus. O tenai, žinai, ten kažkokia kramtoškė, raktai nuo skladuko, suktinė ir telefonas. Ir revolveris. Jinai paima telefoną. Aktyvuoja, a ten vis dar groja šitą Bee su Staying Alive, nes ant repeato pastatyta. Jau jai atrodo keista, nes jis tokio šūdo niekada neklausydavo. Jis klausydavo Lynyrd Skynyrd, jis klausydavo country muzikos, kad fermeriai daugiau klauso. Ir jinai tada dar, pradeda jo telefoną naršyti, tikėdamasi gal ras, nes jis niekada jo nerodydavo, o jinai įtarinėja, kad jis turi bobą ant kairiai pusėje. Eidavo į kairį. Bet jinai randa nuotrauką, kuris pasidarė selfie su tuo žalioju žmogeliuku. Nes jis prieš skambinamas į 911, jis taip maža ką, gal jie atvažiuos kažkas pasiimti. Tai jis taip atsigula prie jo ir tokį ir taip rodo dar. Ir viskas flipinta ir net flipinta, kaip bobo. Ir taip rodo. Jinai žino, kad pasibaradavkė čia, o nuotraukai čia. Ir jin tada supranta, kad čia nebuvo nežinomas aplinkybės, kuriam mirė jos Velionis vyras. Ir tą žalį žmogeliuko nuotrauką jinai laiko vertybė, kuri gali ją atverti kelią į tiesą. Jo, ir šantažuoti organus gali. Ir jinai paskambina nesisteminis žiniasklaidos žurnalistai. Nesisteminiai tai ten iš karto važiuotų vėl helikopteris ir jinai dingtų. Skambina Takeriui Carlsonui. A jis tuo metu Maskvoje. Taip, užimtas lovė. Čiulpių didys užimtai. Maža ką. Jis nekelia ragelį. Tada jinai nežino, ką daryti. Staiga jis perskambina. Jis išpjauna vaflius. Kai jis man atrodo skambina. Sako, čia man iš nežinomo numerio skambinta buvo. Sako, tai aišku, kad nežinoma, nes aš esu paprasta pilietė. Iš kur pas Takerį Carlsoną bus mano numeris. Sako, Sako, žiūrėk, mano laikas labai brangus, jis pradžių rusiškai pradėjo šnekėti, po to persijungiai. Nes atsiprašau, aš taip pripratęs prie šitos patogios kalbos. Tai ko tu norėjai? Aš aišku, skirsiu tau laiko, jeigu čia vertinga medžiaga. Sako, čia ne telefoninis pokalbis. Sako, visi taip sako. Bet hintą daug. Jis sako, žaliasis žmogeliukas. Jisai sako, čia įdomu. Taip pat skrendu. Jis Aliaskai nusileidžia. 134 iš Tsunamo. Kuris persėda jau į šitą. Į normalų lėktuvą. Tada jis nusileidžia Minnesota. Jis užpradžia Bostone, tada keliauja autobusu iki Vašingtono. Ten sėda į lėktuvą, skrenda į tą. Jo, jis mėto pėdas. Nes lėktuvos skrydžiai visi trekinami. Tada jis jau tikrai pasiima Greyhound autobusą. Bilietą nuperka grynais, kad nenaudot kortelę. Ir diskaizina, prisiklijuoja borodą
Tokie muslimo boro. Ir sėdi ten tyliai. Ir susitvarko pagaliau savo tą šukosiną, panaikina tą 79 metų teleserialo tą Kupetaitę į baną. Autobusas pilnas jo auditorijos. Ir jis sako, Takeri, kodėl tu prisikryvai porodą? Sako, aš ne Takeris. Papasako geriau kokie ką Maskvoje veikia. Ir jis toks galvoja, gerai, aš ten papasakosiu, vis tiek galvos, kad neišplys. Jis sako, Maskvoje viskas labai gerai, labai pigus bananai, pažyminiai perėjai ten į demokratiją. Ir tiesiog galvoja, geras anekdotas. Sako, 100, tai dar labiau juokėsi. Ne, 100, tai dar labiau juokėsi. Ir žodžiu, jis atvažiuoja tą Alabamą ar tą Hujamą, kur tą Bobą laukia. Taip. Boba jau stotelį laukia. Jo, jis išlipa iš Greyhound autobusų, nueina į tualetą pamyšti, nes autobusai buvo užsikimšę. Taip. Negali, vairuotojas piktas neleido. Vairuotojas rakina, kad nes ten prišika, primėžai, po to jam valyti. Ir jis sutarė su to Boba, kad lauks autobusų stoty su lentelėm, kurios parašyta, kas tik nori, tik ne Takeris Karlsonas. Boba nebūtų Boba. Parašė Takeris Karlsonas. Ir jis tada nežino, prieiti prie jos ar neprieiti prie. Aš žmonės apžiūrinėja Bobą ir galvoja, čia Takerio Karlsonas, kur tas Takeris Karlsonas. Tada jis užeina už kampą ir jie skambina telefoną. Jie pakelia ragelį, klausau. Sako, čia Takeris. Sakė, aš jūsų laukiu. Sakė, aš mačiau, bet sakė, būk yra. Išmesk tą plakatą ir ateik į 3 žingsniai saulės kryptim, 2 į vakarus. Bet Boba nebūtų Boba nueina nei į vakarus, nei į rytus, nei į vakarus. Šiaurė. Neranda. Tada jis galų gale pats ją prisivėja, ten jau toliau nuo stoties, jau žioplių nėra. Ir sako, čia, žinau, netoli yra Mulholando kelias ir ten yra kavinė. Ten dažniausiai nebūna žmonių. Ten ir pakalbėsim. Bet sako, ten Čidovičiai gyveno už sienos. Sakė, gyveno. Jis jau nušautas. Kažkada gyveno, bet nebegyvena. Ir jinai į tą kavinę. Ir kas įdomus momentas, kai Takeris prie jos jau prieina, jinai puola jam ant kaklo. Nes jai atrodo susitikimas. Ir jis sako, vaik, čia aš, o atsiprašau, čia tiesiog įprotis. Ir jinai sako, bet to aš našlė. Aš našlė. Ir man reikia vyrų. Sako, o jisai sako, žiūrėk, aš mielai tave pamaloninčiau, bet aš tiek esu nučiulpęs dabar silovykams Maskvoje reproduktorių, kad man dabar ne tas galvoja. Ir eina prie reikalo, sako, einam į tą Mulholando kelio kavinę, papasakosiu man viską, ką tu žinai apie tą žažią žmogaliuką. Ir Boba tada parodo jam telefoną, vyro. Sako, čia mano vyrionis vyras, fermeris, žuvo ir neaiškiam aplikybėm ir parodo nuotrauką. Ir jis sako, čia Nėra tinklai. Jis sako, ne, aš išdidinsiu, pažiūrėk pagal pikselius, čia tikra nuotrauka. Ir jis įtikina jį. Tada Takeris Karlsonas sako, man reikia pamatyti vyro kūną. Ir jie važiuoja namus, kur velionis jau yra pašarvotas salionė, bet ten susirinkusios raudotojos. Country stiliaus. Bandžą groja. Kažkas. Bimblerum. Sako, mes negalime įti vidų, tave visi atpažins ir bus... Šiek tiek vėl ta muslimo barzda. Sako, nepadeda autobusui. Sako, jo, ta barzda, bet ir liko autobuse. Nes sako, aš taip norėjau miršti. Tai aš vienu metu nusėmiau barzdą ir ją prigižau. Kaip knygos rašo. Ir sakė, dėjau maišelį ten palikau. Nu, tada jinai sako, gerai, renkis mano rūbais. Ir jinai nusirengia nogą ir jisai nusirengia nogas. Ir jie apsikeičia rūbais. Bet tam procesą jie viens kitą nužiūri. Nu, nužiūri. Ja, Takeriui tam bimbulas jau nori įstotis. Bet nesistoja. Ja. Ir tada jie ateina į šitą. Ir niekas net pažįsta Takerą, nes atrodo kaip Boba, kaip našlė. Bet visi tą Bobą galvoja, kad čia Takeris. Atpažįsta iš Hujovo kostiumo. Hujovo kostiumo. Sako, ką čia daro Takeris. Sako, aš ne Takeris, pažiūrėkite Jebalniką. Tai Jebalnikas ne Takeris, bet kostiumas. Nieks tokio šūdino nenešioja. Net bomžai tam šitam Los Andželes laisvės alėjai žvaigždžių nenešioja tokio šūdino. Bet nesvarbu, bet sako, gerai, dabar... Prašom visus palikti šitą, Takeris, kadangi galvoja, kad čia velionė, jis sako, aš noriu pabūti viena su vyru. Ir visi išeina. Ir tada jisai apžiūri fermerio žuvusio kūną. Ir po nagų randa raidą. Po nagais randa žalios odos likučių.
Iškrapštė, deda maišiuką. Paima maišiuką, iškrato žolę iš jo, įdeda tos žalias panagės. Taip. Sako, čia reikės padaryti. Čia, sako, vienintelis yra DNR įrodymas ateivio. Ir tenai vienu žodžiu. Jo, jis tą maišiuką įsideda į savo vidinę kišenę, kokaino kišenę, kur kišenėlė kišenė. Kur nieks nežino. Nieks nežino, tikrai nieks nežino. Ir jis jau kelia sparnų suvažiuoti, daryti reportažą, ten primeluoti, kaip visada kažką. Ir ta boba sako, tai aš irgi skendus tai. Sako, prie ko čia tu? Tai sako, mes turim bondą su tai. Ir aš, sako, tau daviau medžiagą. Ir žiūrėk, Maniškis jau negyvas. O aš liksiu čia ką prie sulūžusius geldus. Su besisakončiu šito vėjo. Ir be vyro man čia laukus prižiūrėti. Kukurūzų. O jeigu jie dar ateis, jeigu jis buvo ne vienas, sakiau, aš ir bijau. Jis sako, žiūrėk, aš turiu kažkiek moralės, aš turiu savo bobą, kurį gal nepatiks. Tai sako, pizdum važiuojam, bet tu turėsi tada, gerai, aš pasidalysiu, duosiu tau biškį pinigų už šitą visą informaciją. Ir tu gyvensi pas mane, kur jis ten gali gyventi? New York'e, ten kur nors. Ten Harleme, tarp negrų. Tik išlysi iš lauko, visi matys, kad rednekinė ir užmuš negrai. Sako, gerai, bet svarbiausia, kad aš iš vis noriu išrauti savo šaknys iš šitos dievo užmirštos rednikų, kaktusų ir tarantulų huinio, sako, aš vis norėjau į didįjį obuolį. Kuris niekada nemėga. Ir jie sėda į Greyhound autobusą ir važiuoja į didelį obuolį. 3 dienas važiuoja. Taip įsišneka, taip susipažįsta. Kad jis jau pradeda jausti kažkokius jausmus. Ir šį kartą Greyhoundo vairuotojas, jisai neužrakino autobusų tualetą, nes pamiršo. Lietuvis buvo. Lietuvis. Ir jie ten tualetą biškį labiau artimiausiai pažįsta. Taip, nes jam vėl reikia persirengti rūbais. Atsikeičia rūbais. Važiuoja į obuolį, kuris niekada nemėga. Žinai, o jie išlipa iš autobuso, buvo pamato nebuskriogus, gyvenime nematė. Sakė, aš noriu nueiti į teatrą. Pradeda barzėlinti. Pirk man šaklelį. Arba aš visiems pripasakosiu, ką tu čia ruoši, kokią tu čia publikaciją. Ir pradeda jinai, kaip sakant, vedžioti už nosies. Po padų. Nuperka jai tą suknelę, nueina į Broadway. Jis sako, aš noriu Mamma Mia pažiūrėti, jis sako. Jis sako, gal nori Didįjį Gatsby, kur Žemaitaitis negalėjo atvažiuoti. Sako, gerai, man poks, svarbu, kad Broadway'us. Ir nueina ten, o Takeris tuo metu kontempliuoja, kokį čia padaryti pinigėlį iš šitos istorijos apie žalį žmogeliuką. Tuo metu slaptoj bazai žmogeliukas guli tarp kitų žmogeliukų. Cuk, akutės atmerkia. Raudona lemputė iškart. Užsidega visi laborantai subėga. Žiūri. Atidaro tą celę šaldytuvą, ištraukia jį. Jis tada kaip gulėjo, taip atsisėdu, žiūrėjau atgal, šuraktų, visi biškai baisu. Jie matė visokių tokių žalių žmogeliukų, o šitas toks atgyja, vienintelis, kur atgyja. Taip, ir jisai pasuka galvą. Ir pradeda roboto šokį daryti, kaip Baby Slow. Gulėdamas. Bet jis pamato tą pagrindinį daktarą, kuris su akiniais ir barzda. Su berijos akiniais. Žinai, kas būna jam tada? Kas? Jam atsistoja. Šalis. Bibis? Pas daktarą? Ne, pas žmogeliuką. Tai ten berniuko būtų, reiškia. Žmogeliuko žalio, berniuko būtų. Taip, kas tu galvoji? Na, jie matyti irgi seksizmo turi bobas. Labai retais atvejais leidžia į kosmosą. Gal ir leidžia, bet tuo atveju buvo berniukas. Taip. Ir jam labai patinka tas daktaras. Taip. Ir tada tas žalio žmogeliukas įjungia telepatinį tiltą su daktaru, o tai visi sustingia. Taip. Ir daktaras irgi sustingęs. Ir telepatinis žmogeliukas jam sako, telepatiniu būdu sako, ateik nučiulk.